Sveiki, mėlėjai, su jumis yra Svajonė Taro ir prieš jūsų akis yra dvi pozicijos meilės klausimų. Du variantai, žiūrėsiu daugiau jausmus, meilę, kas šiuo metu vyksta pas jūs, su kuo susidurite, kokie pagrindiniai jausmai. Apytiksliai, jeigu norite privataus būrimo, asmeniškai jums, valandą kainuoja 30 €, dirbu su vardais, gimimo datomis. Ir jeigu kažkokie pagrindiniai klausimai domina, klausimus atsakau, taip. Tai va, o šiaip tai visą valandą skiriu jums, arba 2 valandas, priklauso prie jūs. Kadangi pagrindė eina 2 kaladės, tai 2 pasirinkimai. Pirmas variantas ir antras variantas, ir dar dirbsiu su papildomis kortomis, kurios randasi va štai čia. Tai viena yra AE White kortų kaladė, taro kortos, o kita The Hiding the Truth orakulo kortos. Tai vat, brangieji, pasirinkite iš tų 2 variantų. Taip pat noriu paprašyti prenumeruoti mano YouTube kanalą, sekti mane TikTok'e. Visus kontaktus, kaip su manim susisiekti, galite rasti komentaruose. Tai va, gerai, pradėsime nuo pirmo varianto. Antrą patrauksim šiek tiek iš šono. Signifikatorius yra valytė su gintaru. Ir žiūrime, kasgi pas jūs čia vyksta. Kortos pačios krenta, bet dar norisi pamaišyti. Tuoj pasižiūrėsime, kas ir kaip čia pas jūs vyksta santykiuose, jausmuose, kokia situacija išlenda būtent pirmam variantui. Gerai, metu. Taip, aš matau, kad šitie santykiai iš tikrųjų nutrūko, jau tikriausiai išsiskirimas buvo, arba išsiskyrėte, arba skiriatės, arba tie santykiai nieko gero netnešė. Nes matosi, kad tam tikros pabaigos atneša naujoves, matau, galbūt tai pasimatymus, bendravote, galbūt tie santykiai buvo tiesiog daugiau dalykiniai, tiesiog romantiškai laiką praleisti, tai yra vienadieniai santykiai, kad tie santykiai kažkur pajudėtų, reikėjo laiko arba laikų užgydė, galbūt buvote išsiskyrę, ėjote pasimatymus, vėlgi, bet dabar viduje jautėte, sakykime, tam tikrą nuoskaudas iš praeities, nuoskaudas iš santykių, gal bandėte kažkaip su naujais susipažinti partneriais arba partnerėmis ir gaunasi toksai vis tiek, kad jautėtės labai skaudinti. Matau ir kad jums tikriausiai dūrė į nugarą, patyrėte be galo didelį skausmą, šokiruojančias tam tikras naujienas, galbūt jūs smurtą prieš jūs panaudoja, nors jautėtės, kad galbūt tas žmogus yra jūsų sielos žmogus, ne? Bet iš tikrųjų tas sielos žmogus galbūt nebuvo jūsų sielos žmogus, tai pasakyčiau labiau, nors galbūt buvote jūs prisirišęs prie to žmogaus. Jautėte tos jausmus, galvojate, kad tai jums skirtas žmogus, tikėjotės šitų santykių kažko, bet visgi santykiai nutrūko. Ir dabar eina tokia neužtikrinta ateitis. Gerai, pasižiūrime. Tikrai kortos krenta, pačios iš kaladės. Tai susirinksiu, nes pusė kaladės iškrita. Kortų tiesiog kažkaip būtent pirmo variantai kortos krenta iš rankų tiesiog. Gerai, pabandom. Matot, gabalais krenta. Kažkokias naujienas nori labai pasakyti. Gerai. Imperatorienė atsivertė. Nu ką, čia gali būti nešia moteris, mama, trukdyti, galbūt santykiuose esate nešia. Likote vieniša, įskaudinta, palikta, nu vat moters kortą atsivertė. Bet ir vaikai iškrenta, saulės kortą.
pasirodė būtent tos kortos dar nemestos. Nu, jeigu pasikartos tos kortos, tai žinosim, kad ta situacija visgi maždaug kita tema eina. Galbūt tai yra kai kuriems žmonėms tai galbūt susijęs su anytomis, su pačiomis mamomis. Galbūt jūs esate pati mama, arba turite jau vaikų, arba laukiatės. Tai kažkaip tai eina vaikai, šeima, motinos. Gerai, matau, kad santykiuose bandyta dirbti, santykiuose norėjosi būti kartu, arba labai atsiribojote nuo santykių dėl darbo, dėl to, kad reikia dirbti, užsidirbti pinigus. Aštuntukas kardų, kažkuris prisidirbo, jaučiasi kaltas kažkokiu būdu. Nieko nedaryti šitose santykiuose buvo neįmanoma, reikėjo kažkaip pamokėti ar atleisti ir atsiprašyti ir vat kalties jausmas jaučiasi, įkalinimas, nemokėjimas bendrauti, nemokėjimas kalbėti, nemokėjimas prieiti prie to žmogaus, komunikacijos nulis. Arba čia buvo kažkas padaryta šitose santykiuose, kad vėlgi bandymai išsisukinėti, manipuliuoti. Kartais tai gali simbolizuoti ir patį įkalinimą, žmogų, kuris galbūt įkalintas kalėjime arba susijęs su kažkokia teisėsauginė veikla, kada žmogus pats jaučiasi kaltas arba apkaltintas kažkuo, galite būti apkaltintas ir šiuo atveju tai yra santykiai, kurie tikrai davedė jūs iki tam tikro įstumimo į kampą ir nežinote, kaip toliau elgtis. Atrodo, smaugia jūs pati save smaugite iš esmės, jaučiatės tokią apatiją, nežinote, kaip toliau elgtis. Vežimo korta, pergalės korta, laimėjimo korta, tam tikros svajonės įsipildė arba praradote pasitikėjimą ir viską praradote. Nu gerai, kas toliau? Išsiskyrimas, vienišumas, norėjimas būti vienai. Tiesiog kartais ieškojate jau daugiau jausmų, meilėje, savyje, supratime, ko jūs norite, supratimo, kaip gyventi toliau, ką man toliau reikia daryti. Ir magas, kad jums puikiai sekėsi. Magas dar gali simbolizuoti ir tai, kad kažkas galbūt magiją panaudoja prieš tus santykius, bet čia labai retai, kada daugiausiai rodo magas, kad daug kas išsipildo troškimui. Ir psichologinės problemos. Nemiegas, stresas, paranoja, prisigalvojimai, kartais mintis apie savižudybę, mintis, kurios tiesiog yra negatyvios, nežinote, kaip elgtis, stresas, panika, tokia apatija viskam, ypač nakties metu atsiranda. Gerai. Ir kokiagi yra paslėpta tiesa šituose santykiuose. Pasižiūrėsim, kokiagi paslėpta tiesa šituose santykiuose. Čia buvo žmogus pats kaltas, bet kaltina jūs. Kaltina jūs, kad kažką padarėte. Arba galbūt jūs kažką padarėte, bet kaltinate, ne, it was my fault. Tai buvo mano kaltė, bet aš kaltinau tave. Kaip bebūtų, jeigu jūs kaltinot kažką, tai žinote, kad jūs pats kaltas, bet vis tiek, arba pati, bet vis tiek jūs esate pats nekalčiausias. Tas žmogus, kuris elgėsi nesąžiningai, jeigu tai jūs kažkuo jį kaltinote, jeigu iš jo pusės tie kaltinimai eina, žinokit, tai jisai kaltas, bet jisai kaltina jūs. Jisai žinojo arba jinai žinojo tai, ką jinai darė. Žinojo tiksliai. Tai reiškia, žmogus tai kaip elgėsi su jumis, jisai žinojo, kad tai galbūt vienadieniai santykiai, kad jisai jūs skaudina, kad jūs žemina, kad jisai taip tiesiog jau žinojo, jisai tiesiog pasinaudot norėjo. Ir kartojasi pokalbiai vėl ir vėl, reiškia, vėl to pačio, grįžtate prie tos pačios temos. Vėl ir niekas nesikeičia. Ir tas žmogus tikrai nenorėjo jūsų prisiartinti arčiau, matosi, aš negalėjau leisti prieiti dar arčiau manęs, ne? Tai tas žmogus kaip ir atsiribojo nuo jūsų, nenorėjo nieko su jumis bendro, nenorėjo absoliučiai neiti į kontaktą. Tai buvo tiesiog arba vienadienis nuotykis, romanas, pasimatymas. Tiesiog tas žmogus norėjo pasilinksminti, gerai laiką praleisti.
Tai va tokia žinutė išeina, kad šitoj būtent poroj arba jeigu dar tikitės sugrįžti, susitaikyti, planuojat, nes negali dar pamiršti, dėja, žinokit, žmogus, pasakys, tikrai apie jūs negalvoja, žmogus nenori su jumis ateities ir jisai jau žinojo, kaip jis elgės. Jeigu jis jūs apgaudinėjo, melavo, apgaudinėjo, tai jis darė tai, žinodamas, kaip jūs jausitės, žinodamas, kad jisai jūs kankins, žinodamas, kad jūs esate, tiesiog jūs esate niekas tam žmogui. Pasinaudojimo objektas. Ir kuo greičiau suprasite, merginas ar vaikinai, kad šioje situacijoje yra labai, tie, kurie pasirinko pirmą variantą, yra labai skaudi. Tai vat. Tokia žinutė iškrito būtent pirmam variantui. Labai dėkoju pirmam variantui, kad skyrėte man laiko, pastebėjote, žiūrėjote. Nepamirškit prenumeruoti mano YouTube kanalą, stebėti mane. Taip pat su manim gali susisiekti per Facebooką Eglė Vaitelytė Slavinskienė arba Svajonių Taro. Tai va. Susidėsim, brangieji, kortas ir praeisime prie antro varianto. Tikiuosi, antras variantas esate pasiruošę, žinutė jums ir kokias kortas jums kris. Gerai. Signifikatorius yra gintarinis toksai pakabutis. Tiesiog kažkaip užsimaniau tokį. Pakabučia. Ir antram variantui meilė žinutė jums, kokiegi santykiai čia eina. Kokie jausmai, ar panaši situacija kaip ir pirmam variantui, tikiuosi nepanaši, kad būtų truputėlį skirtinumo noris. Tie, kurie pasirinks antrą variantą, žinutė yra skirta jums. Nu, čia tai santykiai tokie įdomus. Matosi, kad prasidėjo nuo flirto, pasimatymo, nuo susitikėjimo, nuo daugiau čia ėjo seksualinė aistra pradžioje, ne, kada vyrai myli akimis, moteris sielomis. Buvo daug romantikos, galbūt pas jūs yra gyvenime dabar šiuo metu daug aistros. Labai stebite nuotraukas, matau, prisimenat kiekvieną minutę. Darote nuotraukas, keliaujate, būnate kartu. Kažkoks eina ciklas, gijimas, progresas jūsų santykiuose ir laikui bėgant šitie santykiai progresavo, nors buvo ir pavojus šitose santykiuose. Pavojus eina kažkokia mergina su gyvate. Galbūt jūsų vaikinas arba vyras arba partneris turėjo kitą merginą, kuri bandė kenkti šitose santykiuose, galėjo panaudoti net ir maginius dalykus ir jeigu jaučiate, kad šitose santykiuose kažkas ne to, tai žinokit, tikrai bandė kažkas kenkti. Tai gali būti ir moteris, tiesiog moteris. Iš tikrųjų buvo peržengtos tam tikros ribos, tam tikri dalykai ir čia tikrai santykiai buvo, kad ir teko pakovoti. Iš tikrųjų, merginos daug labai bendravo su draugėmis, buvo labai kalbama apie šitos santykius, gyveno tą minutę, iš tikrųjų džiaugiatės gyvenimu, ypač merginos. Mergina, jeigu jūs vaikinas, tai jūsų mergina, kurią turite omenyje, gali būti mergina, kuri ir kelia patį pavojų. Jeigu jūs esate vaikinas, tai būtent šita mergina, su kuria esate, tai jums gali kelti pavojų, nes galbūt jinai ieško pinigų arba ieško kažkokių būdų prie jūsų prieiti, naudos kažkokios, ne, ir bendrauja su draugėmis, galbūt jai patinka būti vienai. Bet santykiai, kaip bebūtų, jeigu tai yra mergina, tai iš tos santykius dar kažkokia mergina įsikišus yra. Kaip bebūtų, matosi bendravimas ir matosi įsipareigojimai. Arba jūs santykiuose jau esate vedę, arba turi jau sukūrę šeimą. Jeigu dar nesukūrėte šeimos, arba, taip sakykime, dar nesukūrėte partnerio, tas santykis ateis, nes matosi sužadėtuvės, vestuvės, įsipareigojimas, tam tikras, sakykime, rimtumas. Ir jeigu jūsų santykiai, sakykime, eina link santuokos, arba jau esate vedę, reiškia, jūs jau esate kartu. Santykiai paremta aistra, prisiminimais, visur, kur einate, ten darote prisiminimus, gyvenate,
Aišku, reikia laiko pamiršti ir blogus dalykus, galbūt buvo tokie blogi etapai santykiuose, bet vis tiek įsipareigojimai tikrai rimti ir žiūrima kaip į rimtus santykius. Kaip būtų, pirmas variantas buvo tai, kad santykiuose nesinorėjo jokio rimtumo absoliučiai, o va čia neateina tam tikras ilgas įsipareigojimas, arba santykiai bus ilgalaikiai, arba tai jau neateina iki santokos, arba vedybų, arba jau yra vedybinė santoka, kur dar bandoma kenkti. Nu, žiūrėsim. Taip, pažiūrėsime, ką kortos dar parodys, ne? Žiūrime, ką tas kortas. Daugiau eina vyriškis į kontaktą. Toksai, sakykime, šitoj situacijoje eina tokia istorija, kad vyriškis turėjo daug problemų. Užsidarimas gali būti žmoguje, nenorėjimas spręsti problemų. Žmogus labai aktyvus. Kažkur atitolęs buvo, arba keliavo kažkur, arba keisti gyvenamą vietą tam žmogui teko, vyriškiui. Arba tolo, arba įsikrausti į užsienį, gyvenamą vietą teko dėl jūsų pakeisti, tarkim pas jūs atsikraustyti, arba tiesiog persikraustyti kažkur. Žmogus buvo užsidaręs savyje, turi daug vidinių problemų, tai nėra jūsų problemas, tai nėra, kad žmonės kažkiek kaltintų, tai yra vidinės problemas, tų problemų yra daug, galbūt šeima, galbūt pinigai problema, vaikai. Tai vat matosi, kad vidinės problemas. Tai gali būti problemos susijusios su pačiais vaikais, su tam tikra praeitimi, praeities išgyvenimai, su jo jaunystė. Ir tos problemas gali jau tęstis ilgą laiką. Ne? Galbūt kažkokie prisiminimai iš praeities, išgyvenimai iš praeities. Imperatorius mato, kad, žinai, pasakysiu, merginos, vyras nori įsipareigojimai, vyras nori atlikti savo pareigą, nori išlaikyti šeimą, nori išlaikyti vaikus. Nori būti tvirtas, nori būti vyriškas, nori kontroliuoti padėtį. Matosi tas įsipareigojimas, nori saugoti. Iš vienos pusės imperatorius yra žmogus, kuris tiesiog dėl tam tikrų moterų ir šeimos padarytų viską. Kitu atžvilgiu tai gali būti labai rūstus karalius. Tai yra, kada žmogus tiesiog elgiasi agresyviai, piktas pastoviai, bando kenkti. Nu, šitoje situacijoje matosi, čia daugiau problemos eina iš vaikystės vaikino pozicijoje, vyrų pozicijoje. Ir merginos tikrai ne jūs kaltos dėl tam tikrų jausmų iš vyriškio pusės. Kad jisai užsidaręs, kad jisai nori kažkokių pokyčių, tai tikrai matosi žmogus kartais galbūt dėl jūsų neteko tam žmogui kraustytis. Bet praeitis buvo pakankamai sudėtinga. Galbūt jūs turite vaikų asmeninio, jeigu mergina, tarkim, vieniša mama, tai galbūt tai yra irgi truputėlį dvikova buvo vidinė, kaip auginti tuos vaikus ir kaip prie jo pritapti, bet atsakomybė yra pasirūpinti šeimą, pasirūpinti vaikais. Ir bijojimas vienu metu, matosi daug vidinių problemų, galbūt tai su pinigai susiję, galbūt su gyvenimo iššūkiais. Nu, vat tokia situacija, būtent šitoje pozicijoje eina. Nu ir kokiagi čia paslėpta tiesa šituose santykiuose ir kas čia krenta. Jūs kalbatės per muziką, kažkaip eina tokia labiau romantiška pusė. Reiškia, žmonės labai kalba apie jūs, merginos. Merginos daug gaunate galbūt kažkokių neigiamų žinučių iš kitų žmonių, arba kažkaip tais bando jūs kažkaip paveikti, arba atkalbėti nuo buvimo su jumis, bet šitas žmogus visiškai nereaguoja į kitų žmonių pasisakymus apie jūs. Reiškia, jisai turi savo nuomonę ir jos laikosi. Matosi, kad jūs bendraujate labai romantiškai per muziką, čia einam. O jūs esate šitam žmogui geriausias dalykas jo gyvenime, jūs išpildote jo visus norus, įgyvendinat visas jo svajonės. Tas žmogus ant tokį ryšį paėmė su jumis, kad nemato geresnio žmogaus, negu jūs esate. Ar tai būtumėt jūs vyras, ar tai moteris.
Šitam žmogui jūs esate pats geriausias, tobuliausias žmogus. Geresnių ir nebuvo, jeigu daug skyrybų buvo, tai jisai pasiėmė jūs ir ką be kiti kalbėtų, arba kaip jūs merginas pastatytų kiti, ar ten anytos, arba kiti svetimos giminaičiai, ar kažkaip tai bandytų kalbėti tiek apie jūsų partnerį, arba apie jūs, šitie, sakykime, visiškai nereaguojate į situaciją, kai kiti žmonės kalba. Tai jūs žinote, kad su tuo žmogumi jūs jaučiate savimi. Džiaugiatės kiekvieną mintį. Žinote, kad tas žmogus yra jūsų gyvenimas. Tas žmogus yra viskas, dėl kurio jūs esate ir norite būti. Truputėlį norėtumėt, kad tam tikri dalykai, pokyčiai būtų truputėlį kitokie. Tikrai. Tai čia normalu, kad norite. Ir buvo kažkoksai tais santykiuose vėlgi eina tam tikras, kad ne įsiskyrimo noras buvo, bet buvo kažkas, kas bandė išskirti arba kažkas bandė į santykiuose kažkaip tai, sakykime, nutolinti jūs vieną nuo kito. Jautėte kažkokį skausmą. Galbūt santykiuose yra, taip pasakysiu, galbūt santykiuose buvo tam tikrų kitokių problemų. Tarkim, nedirbo žmogus, sunku buvo finansiškai, galbūt turi kažkokių žalingų įpročių, galbūt buvo situacijų, kada žmogus tikrai kitaip mąsto, nėra bendravimo. Galbūt žmonės daug ką prikalbėdavo to, ko nebūdavo. Galbūt buvo kažkokių situacijų, kurie buvo, tarkim, trečias asmuo įsikišo į santykius ir bandė kažkaip įskirti, pakenkti. Tai buvo ta situacija, kad žinau, kad buvo įskaudintas, žinau, kad buvo visko, bet pasikeitė kažkas jūsų gyvenime. Ir tas žmogus tiesiog nori jausti tai ir vėl, reiškia, nori vėl ir vėl mylėti jūs taip, kaip mylėjo anksčiau, arba myli dabar. Tas žmogus tiesiog nori pagauti ryšį su jumis, nori mylėti jūs, saugoti, globoti. Ir nori tą ryšį saugoti vėl ir vėl. Antras variantas čia tikrai yra meilė. Galbūt vyras dar nėra pilnai užaugęs, arba gyvenime tikrai vyksta kažkokių problemų. Matosi, kad kažkas bando arba maginiu būdu, arba bando kenkti, arba trečias asmo, kuris tikrai kišosi į santykius. Antras variantas čia tikrai yra meilė, įsipareigojimai, rimti įsipareigojimai, galbūt jau net vedybinis gyvenimas. Bet manau, kad su juo visko susitvarkysit. Antras variantas čia tikrai yra meilė, čia yra jausmai ir vienas be kito tikrai mato, kad negali būti, nes jūs esate geriausias dalykas to žmogaus gyvenime. O tai yra svarbiausias santykis. Su jumis buvo Svajonių Taro. Nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą Svajonių Taro. Mane galite rasti ir Facebook'e, Eglė Vaitelytė Slavinskienė, arba Svajonių Taro, stebėti TikTok'e. Labai dėkoju jums, tikiuosi patiko, laukiu jūsų komentarų, žinučių, laikų. Iki.